Ir dar kartą sveiki draugai ir draugės, 28 skyrius - transporto priemonių vilkimas ir vežimas. Buvom prilietę šitą temą šiek tiek apie, kai keleiviai kada gali būti velkamoj transporto priemoniai, tai jau prisilietėm truputėlį, pačiupinėjom tą dalyką ir dabar galtinai išmoksim. Ir regitroj klausimų bus nelabai daug iš to punkto, bet kokie 10 tai tikrai yra. Velkama standžia arba lankščia vilktimi transporto priemonę vairuoti gali tik asmuo turintis teisę ją vairuoti. Nu, kad nepagalvotų žmonės, kad ta, kuri velkama, ten draugelis, sėsk, važiuok. Nu, jis irgi kaip vairuotojas, jis irgi teisės turi turėti. Transporto priemonė, kurios vairo mechanizmas sugedęs, vežama užkelta ant vilkiko platformų. Jeigu vairas neveikia, tai užkelta arba jos priekį arba galą užkėlus ant specialaus atraminio įtaiso. Tai toks specialiai vilkimui pritaikytas, palenda aparatais ir priekį pakelia arba galą. Ir tada velka. Ir sunkvežimis, ir autobusus, ir lengvuosius automobilius taiko to. Tai jeigu vairo mechanizmas sugedęs, galima tik tais dviem būdais - vilkti, vežti. Žinoma, užtikrinant, kad toks vežimo būdas nepakenks eismo saugumui. Tikrai testai yra, tiksliai reikia prisiminti, lankščios vilkties ilgis turi būti nuo 4 metrų iki 6. Ji turi būti pažymėta ryškias spalvėmis vėliavėlėmis arba turi būti ryškios spalvos ir nesiauresnė kaip 50 mm. Na tai žodžiu, ryški spalva, bent 5 cm plotis turi būti, o jeigu jinai nebūtų 5 cm pločio, tai tada turėtų būti uždėtos ant siauresnės ryškios spalvos vėliavėlės. Ne, jinai tiesiog negali būti siauresnė kaip 5 cm storio. Tai arba ryškiai, arba su vėliavėlėm pažymėta 55 cm storio. Na, o standi vilktis neturi būti ilgesnė kaip 4 metrai. Tai va toks metalinis sujungimas tarp automobilių, būna įvairių, šiek tiek amortizuojantis. Na ir dabar kokie patarimai būtų dėl to vilkimo. Tai lankščia vilktim pas jūs yra standus. Tai kai važiuojat ir stabdosi vienas kitą, padedat dalyką tą daryti. Tai čia dar toks paminėti, kad velkamoji transporto priemonė gali būti neveikianti stabdžiai, bet tada priekinė mašina, kuri velka, turėtų būti dvigubai sunkesnė už tą velkamai. Vat su standžia vilktim kokį dar dalyką galima daryti. Na, o kai yra lanksti vilktis, tai kai priekinis automobilis stabdo, kitas artėja ir gali į galą atsitrenkti savo draugui, tai todėl jau galiniam privalo būti velkamajam. Privalo būti stabdžiai ir jis turi šiek tiek daugiau stabdyti negu priekį. Tai vat, kai jis jau pamato, kad jo draugo lempos užsidegė stabdžių, jis irgi turėtų stabdyti ir palaikyti šniūrą visą laiką įtemptą. Ta lankščia vilkti, kad nebumtelėtų jam į galą. Tai kaip pirmas sustoja, pavyzdžiui, kažkur, galinis dar būna šiek tiek parieda ir tas šniūras sutrumpėja. Ir kai draugas pradeda važiuoti, jis taip lėtai atsargiai pradeda važiuoti, atrodo viskas gerai, jis biškiai greičiau pradeda važiuoti ir būna buim toks timtelėjimas tam galiniam automobiliui. Todėl taip reikėtų lengvai atsargiai įtempti tą šniūrą, pajaust, kad jau įsitempi ir kad draugą jau tempi, nu ir tada jau pradėti gražiai važiuoti, kad nesigautų tokio timtelėjimo. Nu to timtelėjimo būna taip, kad nutrūksta lanksti jungtis su tuo kabliu ir tas kablys tai į tą langą deda vienai ar kitai mašinai, kurie pusėje nutrūko. Tai toks baisus dalykas. Tai va todėl tą tokį nedaryti, tokį lėtai pritempt ir po to jau tempt. Dabar dar kas atsitinka, jeigu tas galinis jau visai taip arti privažiuoja, prisistabdo, būna tas šniūras palenda po ratais ir užvažiuoja tas galinis automobilis ant to šniūro besimėtančio ant žemės. Ir tada, kai priekinis bando važiuoti, negali ištraukti iš po ratų to šniūro, tada tempia iš visų jėgų ir vėl nutrūksta ir vėl deda į langą. Tai variantas būtų tik tai, nežinau, išlipti iš automobilio, nueit biškį pastumti atgal tą mašiną rankiniu būdu, išlaisvinti iš po ratų šniūrą, nu ir tada galima būtų vėl bandyti gražiai įtempti. Nu tai čia tokie pavojai. Dabar kur tvirtinasi? Tai tvirtinasi būna tokia skylė pritaikyta varžtui, pas jūs bagažinėje yra toks varžtas, jeigu jo pirkot automobilį nėra, tai pasižiūrėkit, kad būtų, ir įkišat ir prisukat. Šiaip būna plasmasės tokių dangtelių uždengta, paieškokit gale arba priekiai, kairiai pusiai tokį kvadračiuką, tiesiog su atsuktuvu atidarykit, įdėkit tą varžtą, kurį turit bagažinėje, va tą metalinę dalį ir po to jau tada tvirtinkit tvirtinimo diržą, vilkimo diržą ir atsargiai vilkit. Ir dar nepamirškit, kad darant posūkį, galinis automobilis nevažiuos taip visai tiesiai į dinaminį gabaritą, kadangi turis biškiai važiuos dešiniau, kirs bordiūrą, tai jau kai sukat į dešinę ar į kairę, jau taip pavažiuokit tiesiau, ilgiau,
kol pamatysit, kad draugas jau irgi priartėjo prie vingio ir po to taip gražiai jį tempkit iš paskos, nes jam bus paskui sunku išvairuoti. Tai jeigu vairo mechanizmas sugedęs, vilkti negalima lanksčia vilktim arba standžia, reikia pakelti arba uždėti mašiną, o jeigu yra sugedę stabdžiai, tai tada galima standžia vilktim, kaip kad minėjau. Bet priekis turi būti, priekinė mašina turi būti dvigubai sunkesnė už galinę. Jūs jau matėte 50% KET pamokos. Visas ir pilnas KET pamokas rasite vairavimoegzaminai.lt. vairavimoegzaminai.lt. Tikrai išmoksite vairavimo teoriją. Nu, čia įdomiai. Velkamoji, tai ta, kuri velkama, tai ar lanksčia vilktimi, ar standžia vilktimi, arba vežama ant specialaus atraminio įtaiso priekio arba galu užkelta transporto priemonė. Tai kaip kalbėjom, kad gali būti vežama taip pakelta ant atraminio įtaiso, tai jeigu būtų priekis užkeltas, tai ant galo, jeigu būtų galas